Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti tema, kaip greičiau pasiekti naują gyvenimo lygį. Parašiau postą ir galvoju, kas skaitys, kas neskaitys. Dažniausiai žmonės mėgsta labai taip pat pasiklausyti, tiesiog jeigu kažkas rezonuoja. Tai ir pakalbėkim tą temą, kaip pasiekti greičiau geresnį tą gyvenimo lygį. Kaip dar kas supranta tą gyvenimo lygį. Vieniem gyvenimo lygis yra naujausias Mercedesas ar Audi, ar ten Bentlis koksai, arba gal net Ferraris, vila prie jūros ir taip toliau. Kitam užtenka ten kažkokios trobelės vos ne miško glūdumoj, kitam reikia buto. Tai čia ir vėl, kaip kam, ko reikia, kokio to gyvenimo lygio. Bet nežiūrint į visus tuos norus, svarbiausia yra, kaip ir visą laiką, kad sakau, vidinė būsena. Ir svarbiausia yra tai, kas mus aplinkui supa. Ne tik daiktai, bet ir žmonės. Svarbiausia, kokią vidinę jų būseną mes jaučiam, kokios emocijos mumis į gyvenimą ir kokius sprendimus mes norime, kokius sprendimus mes patys priimame. Ir jeigu nori pakeisti savo realybę, tai turi pagerinti ir gyvenimo kokybę. Ir pradėti reikia nuo labai paprastų dalykų, kurie tikrai nedaug te kainuoja, bet viskam reikia valios, užsispyrimo ir laiko. Pirmiausias tai būtų galbūt toks visiškai paprastas, bet reikalaujantis labai daug ryžto, kantrybės, valios, tai pagerinti mitybą. Rinktis kuo aukštesnės kokybės maisto produktus, būtinai žiūrėti, kad būtų pakankamai angliavandenių, riebalų, baltymų, kad būtų įvairiausių vitaminų, kad būtų lėkštėje kuo daugiau spalvų, kad tas maistas būtų ne tik sveikas, bet ir gražus, vizualiai gražiai, kad atrodytų. Ta prasme, mums iš tikrųjų dažnai valgom arba matom akimis, o tik paskui priimam visą tai. Ir sąmoningai rinktis tą maistą. Irgi galima labai daug nesveikų tų visokių produktų pakeisti į sveikus. Ir jie ne kaži kiek ten tos kainos atžvilgių skiriasi, bet žiūrėti viduje, kas yra parašyta. Atnaujinti garderobą. Kaip dažnai mes, ir man pačiai yra bėda atsisveikinti su senais savo škudurais ir visokiais daiktais, bet mokaus, labai mokaus ir esu išsikėlus savo uždavinį su labai daug kuo atsisveikinti. Tai peržiūrėti savo garderobą, nes mūsų garderobas yra kaip mūsų vizitinė kortelė. Jeigu mes, sakykime, dirbam kažkokį vadovaujantį darbą, mes keistai atrodytumėm apsirengę kaip kokie sportininkai arba kažkokie tokie, hipiai, nerimtai žiūrėtųsi, ne? Tai būtinai reikia daugmaž atsižvelgti į savo pareigas, ką tu atlieki, ką tu darai, žiūrėti, kad tas rūbas atspindėtų tavo vidų. Spalvos irgi labai daug daug prideda tos reikšmės. Tai garderobas. Ir reikia dar pasistengti taip tą garderobą persižiūrėti, pertvarkyti taip, kad būtų tokia kaip kapsulė. Sakykime, galima tą bliuskelę ir prie sijonų, ir prie kelnių, ir prie tų kelnių tą ir spalvą suderinti. Ir tada mes matom, kad ne tiek daug tų drabužių mums reikia, bet mes atrodom tiesiog wow.
nu, tiesiog išsiskiriančiai ir pritrenkiančiai ir visi net atsisukę pasižiūri. Sukurti savo patogius namus. Visi žinom, kad namai tai yra mūsų ramybės, mūsų laimės, tas uostas, kur mes pareinam po darbo, pareinam iš belė kur. Namai, kaip ir dar tas posakis, namai pragarai, be namų negerai. Ir kur tu bebūtum, kad ir kokiausiuose ten mandriausiuose viešbučiuose, kelionėse, grįžus namo atrodo tavo siela ilsisi. Tai vat, nu, kiekvienas turi irgi turėti savo stilių. Atsirinkti ten, sakykime, vieniem patinka labai tas toksai naujoviškas stilius, kitiem tokie visokie senoviški tie stiliai. Man tai aš jau esu tikrai jau toks žmogus, kur man medis, medžio kuo daugiau, kad erdvės būtų šviesos, vat, nu, tiesiog namai, kurie alsuoja vat tavimi, kad kiekvienas kažkoks toks daiktas primintų apie tave. Gal kažkokios nuotraukos, gal kažkokie ypatingi daiktai, kurių niekas kitas neturi, bet vat tu turi. Tai mes taip sukūrėme savo namus, kuriuose gyvena ne tik mūsų daiktai, bet kaip ir siela. Jie yra tokie kaip ir įgyja mūsų tos prisilietimo, mūsų vat gyvybės, tos mūsų sielos, tos yra pasiskolinę. Tai va mūsų daiktai, jie pasidaro su mūsų prisilietimu gyvi. Investuoti į naujas technologijas, tai čia yra šiais laikais neišvengiama. Todėl, kad jeigu mes gyvensime atgal, neturėsim nei telefonų, nei kompiuterio, arba senos kažkokios programos, seni kompiuteriai vos pasivilkantis, tai tikrai mes nebūsim tokie šiuolaikiški, mes nebūsim tokie spontaniški, kad negalėsim atlikti labai daug tokių dalykų, nežinosim naujų programų ir taip toliau. Apsunkinsim labai savo gyvenimą. Tai vat su tokiais visokiais dalykėliais mes labai smarkiai galim pasigerinti savo gyvenimo kokybę. Dirbti su savo kūnu. Tai reiškia judėti ir dar kartą judėti. Tai nebūtinai pulti į tą salę net sportuoti. Galima namo sportuoti, galima vaikščioti, galima užsiimti jogą, galima lipti į kalnus, galima plaukioti, galima kvėpavimo pratimus daryti, bet kuo daugiau su dviračiais važinėtis, yra daugybė dalykų. Šokiai tai yra ne tik tai, kad kur mes galim išsikrauti energiją savo išlieti, bet psichologiškai kiekvienam tam žingsniui, kiek reikia tos energijos mūsų, kiek reikia mąstymo to, kad tos žingsnelius teisingai sudėliotumėm. Ieškokit geriausių specialistų, jeigu norite užaugti kaip kažkoks lyderis, kurie padėtų jums žymiai greičiau tą padaryti. Šiandien, tarp kitko, buvo labai superinis webinaras, kur Jolanta Puzienė kalbėjo apie 4 kodėl. Ir labai siūlau, po šiuo postu pasidalinsiu įrašu, jis nebus ilgai, kažkiek ten dienų, tai jūs galite pasižiūrėti ir jeigu jums surezonuos, tai būtinai rašykit man ir aš būtinai su jumis susisieksiu, galėsim aptarti, kas jums ten labai patiko. Ieškokite aplinkos, kurioje galit augti tarp stipriųjų. Tai gali būti kažkokios bendruomenės, gali būti kažkokie klubai, gali būti kažkokie moterų ratai, gali būti, Facebook'e visokios grupės yra, labai daug, choras kažkoks, ten, sakykime, kažkokie sportiniai būreliai, kur jūs galite augti, kur žmogus tiesiog atrandi savo bendraminčių, kur jie galvoja, kaip tu, alsuoja, kaip tu kvėpuoja, ir jie nori taip pat augti. Tarp tokių žmonių tu niekada nesijausi kažkoks toks savęs nerealizavęs. Tai ieškokit tokių bendruomenių.
ir mokykitės iš tų, kurie jau pasiekia tikslus. Tada jūs galit žymiai patrumpinti tą savo tikslo pasiekimo kelią, nes dažniausiai, kai tu eini pats, tu pridarai labai daug klaidų, tu labai daug ko nežinai, labai daug kur kažkur ten, sakykime, reikia visokių investicijų, daug. Nu, ta prasme, suradus kažkokį žmogų, kuris yra jau pasiekęs tikslą ir yra pasiruošęs dalintis su tuo, tai yra, nu, tiesiog neapsakomai greitesnis kelias, kur tu gali irgi būti lygiai taip pat sėkmingas, o galbūt net dar sėkmingesnis. Ta sėkmė nepriklauso nuo to kito žmogaus, tai priklauso tik tai nuo tavęs. Jisai tau gali parodyti kažkokius savo, pasidalinti savo istoriją, pasidalinti savo patirtimis, papasakoti kažkokius triukus ar ką nors, kaip tai greičiau, arba kažkokius įrankius duoti tau, kaip juos greičiau pasiekti tuos tikslus. Ir tai yra iš tikrųjų labai didelė vertybė pažinoti tokį žmogų ir dar, jeigu jisai yra pasiruošęs dalintis savo, vat, sakykime, patirtimi, padėti tau, patarti, arba bent įkvėpti tave. Tai tiesiog yra fantastika. Jeigu jūs turite tokį žmogų, tai jūs žinokit, jūs esat pats laimingiausias žmogus. Nu va, ir tiek aš pasidalinau su jumis, vat lygiai tą patį, ką parašiau savo poste, tai lygiai tą patį pakalbėjau. Ir nereikia laukti. Nereikia laukti. Jeigu ilgai lauksi, tai ir gali būti, kaip sako, traukinys nelaukia. Važiuoja ir nuvažiuoja. Užtruks ilgiau ten kažkur ir paliksi ten sėdėti arba išėjęs, išsižiojęs lauks, žiūri, traukinys jau išvažiavo. Tai taip ir mums, žinokit, kol mes esam pačiam jėgų žydėjime, kol turime to parako, tol galim kalnus nuversti ir iš tikrųjų gyvenime ir tą, ir aną, ir kitą išbandyti ir tada suprasti, kur aš jaučiuosi pats laimingiausias, kur aš galiu save realizuoti. Ir tiek aš norėjau su jumis ir pasidalinti. Ir jeigu jums rezonuoja, jeigu jūs dar pasižiūrėsit tą webinarą, tai būtinai man rašykit, nes iš tikrųjų man pačiai Jolanta yra didžiulė asmenybė ir moteris, kuri iš tikrųjų labai daug darbo įdėjo ir dar vis įdeda, padeda žmonėm, skatina juos. Taip pati auga, taip ir kitus augina ir niekada nėra to stop. Visada yra galimybė dar daugiau užaugti. Jūs galite tiesiog be sustojimo augti ir kitiems žmonėms padėti augti. O laikai yra tokie, kad iš tikrųjų verta apie tai pagalvoti. Nes, kaip patys matot, darbdavių mažėja, reikalavimai didėja, o atlyginimai nedidėja. Ir jeigu nori tu dirbti pats savo ir auginti savo verslą, pasiklausyk Jolantos, ten jinai turi labai daug naudingų, vertingų patarimų ir jinai pati juos yra praėjusi, pratikrinusi ir moteris iš tikrųjų šiai dienai labai sėkminga verslininkė ir žino, ką kalba. Tai pasiklausykit.